Šeima tai ne tik bendras stogas virš galvos, bet ir jausmų, patirčių bei prisiminimų lobynas. Tačiau kaip dažnai mes iš tikrųjų leidžiame laiką kartu, be trukdžių ir skubėjimų. Šiame vaizdo įraše rasi kūrybiškų ir jaukių idėjų, kaip sustiprinti ryšį su artimaisiais, mėgaujantis nuoširdžiu bendravimu. Pasiruošk įkvėpimui ir atrask būdus, kaip iš naujo patirti tikrąją šeimos magiją. 10 būdų, kaip praleisti kokybišką laiką su šeima. Bendros veiklos. Organizuokite vakarienę be telefonų ir televizoriaus. Kokybiškas bendravimas prasideda tada, kai visi yra čia ir dabar. Atidėkite į šalį išmaniuosius įrenginius ir pasimėgaukite pokalbiu bei skaniu maistu. Papildomai galite įtraukti žaidimą. Kiekvienas šeimos narys turi pasidalinti įsimintiniausių dienos momentų arba juokingiausią situaciją, kurią patyrė. Aplankykite naują vietą, kurios dar nebuvote tyrinėję. Tai gali būti jaukus parkas, mažas miestelis ar net muziejus. Naujos patirtys padeda kurti bendrus prisiminimus ir suartina. Pabandykite pasidomėti lankytinos vietos istoriją ar susikurti teminę ekskursiją. Pavyzdžiui, suraskite įdomiausias miesto skulptūras ar seniausius pastatus. Įsigykite maisto produktų iš vietos ūkininkų ar turgavietės. Vietiniai produktai ne tik sveikesni, bet ir leidžia prisiliesti prie tikrojo maisto kelio, nuo gamtos iki stalo. Padarykite iš to smagią atrakciją. Kiekvienas šeimos narys gali išsirinkti vieną neįprastą ar niekada neragautą produktą ir pabandyti iš jo paruošti patiekalą. Eksperimentuokite virtuvėje ir sukurkite patiekalą su netikėtais ingredientų deriniais. Kartu gamindami ne tik lavinsite kūrybiškumą, bet ir patirsite smagių akimirkų. Kas žino, galbūt atrasite naują mėgstamiausią receptą. Pridėkite iššūkį. Gamindami pabandykite naudoti tik 3 pagrindinius ingredientus arba sukurkite patiekalą iš likučių, kad sumažintumėte maisto švaistymą. Laikas už stalo – kūrybingas bendravimas. Pasidalinkite gyvenimo pamoką, kurią šiandien prisiminėte. Tai gali būti kažkas, ko išmokote iš kito žmogaus ar patirties, kurią verta pasidalinti su šeima. Papildomai galite užsirašyti šias pamokas į šeimos dienoraštį, kurį vėliau galėsite peržiūrėti ir prisiminti, kaip augote kartu. Kartu sukurkite meninį projektą – piešinį, dainą ar trumpą eilėraštį. Kūryba sujungia ir leidžia atskleisti kiekvieno šeimos nario talentus. Pabandykite padaryti kūrybinį iššūkį. Pavyzdžiui, per 10 minučių visi turi nupiešti tą pačią temą ir pamatyti, kaip skirtingai ją suvokia. Paverskite savo dieną pasaką, pridėdami magiškų elementų. Tai smagus būdas paįvairinti pasakojimus ir skatinti vaizduotę. Išbandykite pasakos tęsinio žaidimą. Vienas šeimos narys pradeda istoriją, o kitas ją tęsia, pridėdamas vis naujus netikėtus įvykius. Sugalvokite trumpą istoriją, naudodami 3 atsitiktinius žodžius, kuriuos išgirdote per dieną. Tai puikus žaidimas, kuris lavina mąstymą ir suteikia daug juokų. Jei norite dar didesnių iššūkių, pabandykite istoriją parašyti eilėraščio ar dainos pavidalu. Įsivaizduokite vietą ar situaciją, kurioje norėtumėte būti ir aprašykite savo jausmus. Šis pratimas padeda ne tik svajoti, bet ir suprasti savo troškimus bei tikslus. Sukurkite ateities vizijas. Kampelį namuose, kur šeimos nariai gali rašyti ar piešti savo svajones, o po metų pažiūrėti, kurios jų išsipildė. Sukurkite vakaro pasaką, kuri nuramintų ir užbaigtų dieną pozityviai.
Galite įtraukti švelnius personažus ar raminančias temas. Puikus būdas užmigti su šilta emocija širdyje. Pasaką galite įrašyti ir klausytis jos per kitus vakarus. Tai taps jaukia tradicija šeimoje. Kokybiškas laikas su šeima nepriklauso nuo pinigų ar didelių planų. Svarbiausia yra nuoširdus dėmesys vieni kitiems. Kuo daugiau bendraujame, dalijamės ir kuriame kartu, tuo stipresni tampa mūsų tarpusavio ryšiai. Skirkite laiko šeimai ir pamatysite, kaip paprasti dalykai gali tapti neįkainojamais prisiminimais.